Labas rytas, 9 kelionės diena. Aš pasiruošęs pusryčiam, papusryčiausiu ir važiuosiu į Kotorą. Sakė, girdėjau, kad tai miestas, kurį verta aplankyti, tai italai statė tą miestą, ten itališka architektūra. Pasižiūrėsim, ar pateisins, šiaip tai, aišku, pateisins. Pakeliui dar daug gražus kelias per kalnus, su ten tas legendinis, kur ten visi ten praįvažiuoja 25 posūkiai, kažkas tai tokio vadinasi. Sustosiu keletoj vietų pafilmuoti iš viršaus Kotorą, ten viewpointai yra gražus. Paskui Kotorę gal nueisiu ir į pliažą pasideginti, pasilsėti, šiandien tokia vat poilsio diena. Pasižiūrėjau prognozę, tai pirmadienį, antradienį vėl lietus šitoj pakrantėj prasideda, ten aukščiau jau būsiu kažkur tai Kroatijoje, tai gausiu lietaus, dieve mano, reikia susirasti ant batų kažką tai, nes pas mane jau stresas, kai pamatau lietų. O šiaip viskas gerai, nuotaika gera, išsimiegojau puikiai. Čia tokiais va kalnų keliukais, ryte vėsoka, kiek čia vietos laiku 9 valandos, 13 laipsnių šilumos, mocas po nakties visas aprasojęs. Vakar nuvažiavau tik 188 km, bet daug visko pamačiau ir nuotykį kelyje turėjau, teko sustoti remontuotis. Tikiuosi šiandien bus viskas gerai, aplankysiu Kotorą. Šiandien irgi neilga kelionė, tikiuosi nedaugiau kokį 100–150 km prisuksiu. Pagrinde pasivaikščiosiu po miestą, pasiėmiau lengvesnius batelius į bagažinę, įsidėjau glaudės, rankšluostuką. Gal jeigu pavyks kažkur rasti pliažą, sako, čia tie pliažai su akmenim, bet galim šitųgi išsinuomot gultus kokius, gal pagulėsiu pliaže kokį pusdienį, nežinau, pasižiūrėsiu pagal nuotaiką iš tikrųjų. Dabar va, važiuoju į Kotorą. Čia toks kelias bus gana vingiuotas. Įsijungsiu gal tik kamerytę jums parodyti tuos 25 posūkius, ten turėtų būti įspūdinga. Įsijungiau kamerą dar ne vingiai, bet jau prie pat tie vingiai. Pasirodo viskas čia taip daug arčiau negu tikėjausi. Ir tikiuosi, čia va labai daug gražių sustojimų. Galim sustot pafotkinti, gal ant pirmo nestosim. Vajai, kaip čia gražu, vajai. O gal čia verta ir sustoti iš karto? Nežinau. Dieve, kaip gražu. O ten va sustosiu, va, prie tos būtkės ten nerealiai. Išsitrauksiu dar gal droną, kokį blemba praskrysiu, nežinau. Šitą droną čia va bandau kažkaip taip pravažiuoti. Gal ištisinė, nežinau, kažkaip op. O dieve, koks grožis. Ką judi toliau? Žiūrėsim, kad čia nesaksis. Biškį prasidariau ventiliacijas, nes jau karšta ant kalno, kur saulė. Tai jau ir užsivilkau, pasidariau keletą. Nufotkinau žmonės, jie mane. Ir įdėjau keletą nuotraukų iš karto į Facebooką. Blemba, bet vaizdelis eina savo. Aš labai patenkintas šitą dieną. Nuostabi diena. Pofik, paskui 4 ryto ar ką, o tokių dienų keletą turėti. Daugiau nieko nereikia. Eina savo, kaip pavojingai pastatęs ant pačio krašto mašiną. Koks čia keliukas, dar nėra tų, bet va toj prasidės tie žymėjai 25 posūkiai. Nežinau, kaip čia
Kaip čia buvo šios pravažiuos, reik nelėkt. Gražu. Čia dar ne, bet toj bus. Čia tai įprastas kalnų kelias, jau tokių pravažiavau, kiek tūkstančių kilometrų tokių kelių. Va kelias kaip su panoraminiu vaizdu, o ten va tai gerai. Prasidės, net nejungiu kameros, labai jau stačiai. Čia harpūnas gal pirmas? Ne, harpūnas dar priekyje. Ne, taip ant trečio bėgio ir šliaušiu. Velniop. Pirmą kartą važiuoju, dar nulėksiu. Negrįšiu, nebus kam filmo montuoti. Zigzagai ženklas, pavojinga, harpūną matau patį pirmą. Jau matau 20 ženklas, tai žinokit, harpūnas blemba, meskit greitį. Nes realiai panašysit 20 ir įsipaišysit. Dar va čia va toks nuožulnas. Va. Jo, tokius jau reikia atsargiai važiuoti. Lesk pabėkit per harpūnus. Tuo labiau, jeigu esate tokie naujokai kaip aš. Jeigu jūs ten patyrę Red Bull čempionai, tai galit šturmuoti ten, aš nieko nesakau. Aš ten už save šneku tik tai. Tai va, prasidėjo jau matyt va dar vienas harpūnas. Kas prisijungia prie mano kelionės tik šitoj serijoje, pasižiūrėkit ankstesnės serijas. Ten paaiškinau, kodėl vadinu šitos posūkius harpūnais. Ir taip pat pasižiūrėsit ir mano kelionę. Tai va, važiuojam toliau. Čia gal dar ne tie, nes ten vienas ant kito tokia estakada eina. Greičiausiai panašu čia tiesiog taip dar kol kas. O gal šito visų posūkius ir skaičiuoja, nes aš ten tą estakadą skaičiavau. Tai realiai 16 tik priskaičiavau, ar 15. Gal čia viso kelio skaičiuoja tos harpūnus, kad 25. Čia sankryža ir stop ženklas. Taip, važiuojam kairėn. Palauk, ko čia kairėn? Kažkaip tai čia Lovčin vėl rašo. Na, gerai. Ok. Čia kažkokia privati poilsio aikštelė. Ne visur galim sustoti. O blemba, čia keliukas prasideda su autobusais. Reikia praleisti. Nepravažiuosim kartu. Taip. Nu, žiūrėkit autobusus, tai geriau sustokit. Priešais. Oi, kokia vieta. Ojejai, kaip gražu. Jo, blin. Čia mano močiutė plaukus išsirautų, jeigu pamatytų, kaip aš čia važiuoju. Čiagi labai pavojingas kelias. Čiagi nėra užtvarų ir skardis, iškart vaikelį tugi užsimušė. Dieve tu mano. Blemba, gal geriau taip užsimuš, negu lovai numirt nuo vėžio kokio močiutė, ane? Ar sutinkate? Na, aišku, nedurniokit, gyvybę reik savo saugoti ir brangint, kad daugiau tokių vaizdų pamatytumėt. Bet neleiskit savo baimėm jūsų užgožti ir nesėdėkit namie. Sugalvoję darykit. Veikti yra svarbiausias. Jeigu nieko neveiksi, tai taip ir numirsi lovoje. Nieko nepamatęs, nieko nepatyręs. Tai čia toks statokas biškį nusimažinam. Va. Čia kažkoks keistas toksai kelias. Kaip šunkelis atrodo. Tarp namų kažkokių tai. Realiai. O dar vietelė. Zip, vip. Ten viršui gražiau, važiuokit į viršų. Nors ir čia gražu sustot pafotkint, bet. Taip, ant antro
Tik neišlysti koks autobusas, Dieve mano. Nes aš nežinau. Mano močiutė numirs, kai pamatys mane šalia krašto važiuojantį. Su autobusu besilenkianti. Čia kažkur į viršų vėl kylam, nesuprantu. Gal aš ne čia nuvažiavau? Nu, bet čia navigatorius rodys, kad kairėn. Nu, bus matyt. O blemba, kemperis pradžia. Priekyje. Šudas. Čia su juo prasilenkt. Gal prasilenksiu kemperis. Jis sustoja, praleidžia mašinas. Matyt, protingas vairuotojas. O, dar motociklininkai, matau, iš viršaus atvaro. Ką, pažiūrėkit, baisių vaizdų pro šoną. O. Na, kur mes čia juos sutiksim. Rankas nerodys, turbūt pirštą tik pakėlė. Aš irgi pirštą tik pakelsiu, ne? Tai vietoj. Montenegro, čia tos pušys, matyt nuo jų tas kalnų juodumas ir yra. Ir dar fotkinau ir filmavau nuo kalno. Kažkas atvažiuoja. Tai lyg tai saulė šviečia, bet kažkoks kaip dūmelis toksai ir kontrasto nėra. Tokie nekontrastingi kadrai. Kažkas tai ten matyt, ar gal nesmogas, čia nėra purvinas tas miestas. Gal kažkokie debesiukai tokie. Žinot, kai būna plunksniniai smulkus apačioj, nes čia kalnas tai aukštai buvo viršukalnė. Nu, nežinau, kokio aukščio iš tikrųjų, reikia pasižiūrėti Google'ose. Šiandien to aparato nepasiėmiau su GPS duomenimis, nes jis mane jau užkniso, iš tikrųjų reikės rašyti kažkokius kritinius dalykus į didžiąją, kad patobulintų second generation, nes, batarkė gavno. Na, mikrofonas šalme visą dieną man ištraukė iš tikrųjų. O tam pulte batarkė, taip, kokiam 6 valandom max, realiai. Ir jeigu tu jo neišsijunginėjai sustodamas ir dar kažką, tai antras dalykas, labai užvėlavimas didelis nepatiko. Ir mygtukai labai nepatogus. Ta prasme, jie kaip ir nuoga ranka pritaikyti, maigyti, jeigu tu važiuoji su pirštinė, bet vis vien čia padaryta action dalykas. Tai jeigu tu ten kažkur action su baidarėm, ar su tom slydėm važinėjai, ar su motociklais, ar su dviračiais, tai visi dėvi pirštinės, žinai. Kodėl jų nepadaryti kažkokių didesnių, kad būtų patogu su pirštinėm užgriebti. Tai vienas dalykas ne iš pirmo karto pavyksta nuspausti tą mygtuką ir paleisti, o antras dalykas, blemba paleidė ir jau žiūri, pravažiuoji tą vietą, kur nori nufilmuoti, kol įsijungia tą kamerą. Tai šumai, kažkokia tai labai delėjus didelis kažkoks, tai nežinau, galėtų kažką sutvarkyti. Tai va, čia toliau užim, o čia vietelė, pasižiūrėkit, Gal čia sustot reikėjo? Ai, bet ten tas pats. Gal tik arčiau miestas matysis. Gal dar žemiau nusileisiu, tokiai salelė rasiu. Nors ten pavojinga sustotose salelėse. Ten jos turbūt apsilenkimui padarytos labiau nesustojimui. Atvažiuos kokį blemba autobusas ir sutrins mane toj salelį. Čia jau pirmą numečiau, gal nereikia pirmo. Pirmo važiuoja tik bailiai. Važiuojam antru. Normaliai, tu prasme, tie harpinai aštrus viskas, bet, čia kelias siauras, tai jos gana normaliai ant antro bėgio iš lėto įveikia. O štai čia tuos 3-4 km ir valandą važiuoti reikia, nes čia, patys matot, tokie harpūnai.
Artėjo įlankėlė, nekantrauju pamatyti miestą. Turėtų būti fantastika. Man paskui reikės vakare vėl šito keliu važiuoti atgal į savo viešbutį. Ir paskui rytoj vėl važiuoti. Aš čia 3 kart pravažiuosiu, o velnias. Čia jau bus mano išvažinėtas kelias. Gerulis. Rytoj tai planuoju, nežinau, netrumpinti su keltu, o apvažiuoti Kotoro įlanką. Ten turėtų būti gražus vaizdai. Ir paskui trauksiu į Kroatiją. Tai gal iki pietų pavyks išvažiuoti iš Juodkalnijos. Po pietų būsiu Kroatijoje, blemba tik kad ten mane nervuoja. Rytoj tai dar bus geras oras, tokie debesis, bet plunksniniai. O antradienį jau lietus. Reikia šiandien ieškotis Kotore batų. Apžvalkalų, nes kitai bus ate kelionės nuotaikai. Nu kaip, ten tos maišus turiu iš bėdos. Bet praeitą kartą jie mane padėjo, aš nemokėjau matyti apsirišti su izolke gerai. Nes pastoviai buvo praplyšę ir šlapi batai. Nemalonus su šlapiais batais, nors nešalta, nesušalau. Po šiltų dušų nuėjau, 50 brendžiuko padariau ir viskas gerai baigėsi. Bet važiuoti, patikėkit manim, kaip žliugsi batai, nėra malonu. Aš tada gal kokį pusę dienos važiavau su žliugsinsiais batais. Tai tokie. Ir kas blogiausia, kad paskui tie batai dar 2 dienas džiuvo. Jie buvo šlapi. Tai aš antrą dieną kišausi tokius. Antrą dieną kišausi maišus ant kojinių į batus, kad galėčiau su šlapiais batais važiuoti. Jie aišku, tą antrą dieną beveik ir išdžiuvo. Geriau nusipirkti antbačius ir normaliai važiuoti. Tai va, nežinau, kiek čia man juostelės užtek šitam keliui ar ne. Turėtų užtekti. O, gražuma kokia. Nežinau, gal iš tikrųjų. Gal nelabai kas matysis, bet gražu, blien, kaip. Vienas paskutinių harpūnų. Ir už 4,3 km būsime Kotoro centre. Čia centras kažkur taip pat. Pristatyta. Nežinau, nei kur statyti, nei ką daryti, dabar taip tupai važiuoju. Kažkaip reikia prasivažinėti, nežinau. You have arrived. Čia pat centras. Okay. Oras toksai. Jūros kvapas. Lemba visur sustatyti ant bortų. Mopedukai. Ir man kažkur taip galim prisiparkuoti. Nežinau, niekur nepeip čia. Svetima mieste, baisuma. Nežinau, kur važiuoju, kažkur važiuoju. Šia miestelis iš tikrųjų nieko ypatingo. Nors ir italai statė. Paprastos fazendos. Neradau, viskas uždaryta, sekmadienis. Tai nutariau, jeigu sekmadienis, tai važiuoju aš į pliažą, kibinį, finį, viskas. Užsipyliau benzo, nors ten nedaug ir buvo nugerta. Pasiėmiau vandens, nes kolonėlėje visada yra. Biškį atsigėriau, nes žiauriai karšta čia. Kiek čia toj pasižiūrėsiu, čia turbūt čia šviesoforas. Aš galvoju, kas čia tokio. Čia dabar rodo, mano mie, 29 laipsnis. Mano mie. Tai va, pirštinių nereikia. Striukė atsekta, šalmas atidarytas, nuleidžiu tik tai tą nuo saulės skydelį. Aš čia nelakstysiu, man čia
6 km iki pliažo. Pasirinkau ten tolimesnį nuo miesto, kad mažiau šurmulio būtų, nes čia tai knibždėlynas. Nu ir iš tikrųjų dabar suprantu, kodėl čia ir kainos už nakvynę didelės ir viskas brango, nes, nu, kai tokia paklausa, tai ir pasiūlė tokia. Iš tikrųjų žmonių pilna. Poilsiautojų, turistų pilna. Nepalieksi, nepavažiuosi, čia miestelis. 2-3 bėgis ant 40 maks. Tai va, realiai atvažiuoti čia, pasistatyti kažkur, nežinau, ir pavaikščioti, tai net nematau tikslo. Va čia va po dešinį yra kažkokia tvirtovė. Čia daug labai baikų pristatyta prie jos. Nu, ne baikai, pagrindė motoroleriai. Čia tas atrakcijos traukos šaltinis matyti turistų. O daugiau tai, ką žinau, viešbučiai, jachtklubai kažkokie tai, parkavimo aikštelės. Nu, toks green turistinis miestelis. Iš viršaus atrodo gražiau. Nu, yra ten va tos vilos, viskas, žinai, bet nežinau. Viskas pritaikyta žmonėm ilsėtis. Kažko pasižiūrėti, net nežinau, ar verta čia kažkur tai pėsčiomis eiti. O visi čia pasiveria, nes čia vienpusės eismas. Ai ne, čia palauk, čia gerai. Tam prieš tai buvo vienpusės. Šviesoforų kaip tokiam miestelį, tai labai daug. Realiai, o, biškį paspaudžiam. Kaip priemiestis, matyt, pasijausiu kaip vietinis. Bet reikia atsargiai važiuoti, o vaikšto bilė, kur gali šokti bilė kada. Nespėsi sustoti ramam. Tai va, sekmadienis, tai let it be sekmadienis. Nusileidom gražių kalnų, varau į pliažą. Prisijungsiu pliaže. Kai atvažiuoju iš kalnų, kaip ožys nusileidi, tokį šurmulį, stresą gauni. Pradedi tempytis, o iš tikrųjų va, rankas atpalaiduoja, kojom apkabini žirgą ir leiki, vėjas plaukus tau kedena, atidarytam šalme ir važiuoji savo pliažą. Gerai, va tai va, pasiemi nori pliažą nuvažiuoji, nori centrą. 2 km iki pliažo, nu bet va, gražu, vaizdai, mane motorolleris lenkia, vietinė mafija, tai laksta. Aš atvažiavęs iš Litvėjinės, nėra ką man lakstyti. Neskubu, o gražu. Kažkokį prisiparkavimo vietą, neprašyta, kad negalim stovėti, tai gal galima. Pastačiau, einu gal persirinksiu ir einu į pliažų. O, va tai va. Persirengiau. Nusėmiau striukę, šalmo palikau ant moco ir batus šalia, nu, lemba. Įdomu, rasiu grįžęs ar ne. Kaip avantiūristas ir va čia va biški paėti ten pliažas, biški pravažiavau, nebuvo kur pastatyti ten ant staiga. Biški čia 100 metrų mažiau, 50 metrų paėti reikia. Sustojau čia, išlipau, nusileidau visai šalia moco. Toks akmenuotas pliažas. Nežinau, pabandysiu išsimaudyti. Turbūt ten geriau nieko nebus, nes irgi akmenai. Galvojau, gal gultų kokių išsieinamuoti, nepanašu. Gal išsimaudys ir nebus, aš čia niekur. Bent pabandysiu paplaukioti. Vienu žodžiu, įdomus dalykas.
atrodo kaip ežeras. Tik tai paskui, kai plauki apsilaižai lūpą, supranti, kad čia jūra visgi. Lūpas jūrios. Nes čia yra įlanka į jūros. Tokio Kotoro vadinama. Ten kažkur tai, kur tie kalnai. Į kairę užsilenkia ir ten jūra būna. Yra išėjimas į jūrą. O vienu žodžiu, pas mus jau rugsėjo pabaiga šalta, o čia nežinau kiek temperatūra vandens, bet visiškai ramiai, jokio sušalimo, šokai ir plaukyje. Super, žinokit, eikit savo. Kaip palikau mocą, taip ir radau, va. Tai stovi vietoje, striukytė, šalmelis uždengtas. Ramu čia. Turistai vagių čia turbūt nebūna. Ką, negaliu aš sėdėti ant pliaže visą dieną. Nežinau, ne mano natūra. Biškį 3 kartus išsimaudžiau. Ant tokių apyšlapių glaudžių užsitraukiau džinsus, gal bus ne taip karšta važiuoti. Važiuoju pasižiūrėti galbūt kokią, jeigu spėsiu į ten dar kažkoks iš tai raidės miestas. Pavažinėsiu po miestas, nėra čia ko gulėti ant pliaže. Atvažiavau, tai pažiūrėti, tai reikia pažiūrėti. Vienu žodžiu, kol važiuoji, tol dar kvepuoji, 29 laipsniai, o kai sustoji, tai kepi, reikia ieškoti šešėlių iškart, nes važinėju normaliai jau, sustoji ir karšta, kol važiuoji, tai gerai, kondicionierius natūralus tave vedina. Važiuoju į miestelį Tyvat. Ten aerodromas yra, ten žinau ir iš Lietuvos lėktuvai leidžiasi, turistus atveža į Tyvatą. Jo, mačiau aš ten jį, nuotraukų padariau ir pafilmavau nuo pirmo apžvalgos kalno. Tyvato aerodromas, čia leidžiasi ir dideli lėktuvai. Ar ten dar klientas laukia. Čia visus iš lėto nuvežios. Motociklą tai čia planai su 2 rankom įkelta. Ir čia kaip reikia būtų. Tai va, nepalikinėkite civilizuotose šalyse po ženklų automobilių. Su viešbutį vakarienė, čia kokie sumuštinį kolonėlį sugraušiu. Bet tai gerai su mocu, easy peasy, kur nori ten važiuoji. Su mašina čia siauros gatvelės stresas, su mocu va. Iš lėto birbinį. Koks grožis, nuogybės, kaip gražu, blemba, super duper. Tada grįžt, nenoriu laukti labai ilgai, iš tikrųjų daug pamačiau šiandien. Tie miesteliai gražus visi, kurortiniai tokie, atvažiuoji ir nieko, jeigu mėgstat nieko neveikti. Tai tikrai, iš tikrųjų įdomu, kaip čia žiemą tas klimatas apačioje, jeigu pakankamai šilta ir mažai. Nors girdėjau, kad lyja čia žiemą rudenį, kaip pas mus. Laukit, gal va čia užkosiu, čia atsivers vėl. Jo, kokie vaizdai. Adrijo, žiūrėkit, nežinau, matosi, nesimato. Eina savo, blemba. Travaidas tai neperdas, to vaizdo. Eina savo. Balnokit broliai žirgus, jokit į Adriją ir sesės. Oh my gosh. Paulik tai naujoviškesnis toks miestas ir ant kalno, blemba, kaip gražu čia. Šiaip tai nežinau, Budvą užskaitau. Realiai, jeigu gyventi, tai gal Budvoj labiau norėčiau. Eina savo, kaip čia gražu.
Gamba. Labai eina savo. Toks jau naujoviškas atrodo miestas. Gražu kaip Šaizė. Mėgo šitų kainos. Pirma linija 30 eurų, antra, trečia, ketvirta po 20 eurų. Čia turbūt visai dienai. Bet patogus tokie minkšti, su paminkštinimu, gal už tokį ir verta mokėti. Ir toks meliukas. Tai parodysiu, koks paplūdimys čia. Tai aфигienas, einu per nuogus žmonės. Praeisiu su motociklininko batais. Prikolas. Ir ten kelionės į tą salą vyksta. Žiūrėjau, ten labai gražu kažkokia tvirtovė toj saloj. Čia kažkoks upė, Kraft, kaip ten tie vadinasi, kaip ir upės varo. Yra ir nebrangų 43 eurų tas ekskursijos į tą salą, blemba. Kaip čia gražu, paplūdimys. Eina savo. Šiaip tai jeigu ilsėtis, nežinau, gal tas TT iš T raidės, blemba, parašysiu titruose, man labiau gal toks ramus toksai. Čia daugiau šurmuliuotas, bet gyventi žiemą kokie tu čia, gal blemba faina labai, eina savo. Vienu žodžiu, užsisakiau frappuccino, čia tokį samadėliną padarė, nei kad matyt nieks tokių neprašo. Taip special pagal užsakymą. Sėdžiu ir geriuosi Adrijos jūros pakrantę. Čia gražu kėpra. Rugsėjo pabaiga, šilta. Ui, važiuokit. Čia nežinau, ar buvo ženklas, net nepastebėjau, bet išvažiavau ir mačiau šitą gatvelę komunalinę policiją. Man į vrot būtų nutempę dar man vaiką, nors ten stovėjo uždengtas vienas. Važiuoju dar po Budvą pasivažinėti ir tada važiuosiu viešbutį. Ir dabar va, kitų kelių, ne tuo, kur aš nusileidau. Rytoj važiuosiu jo vėl, kai važiuosiu į Kroatiją, o šiandien va, dar kažkoks Adriatic Highway čia skaitosi. Važiuosiu jo dabar atgal į savo viešbutį. Lemba čia tas pats miestelis, kur padanga, o ne padanga, kur nulaužiau senderių. Vėl mane veda, neįdomu, jeigu spėsiu įjungsiu tą nelemtą kalnelį. Prie mokyklos, man atrodo, buvo, kai įdėjau, blemba, nepristabdęs, va, ženklas ir šitas kalnelis nelemtas. O, blemba, aš jį net galėjau va čia važiuoti iš dešinės. Eina savo. Blemba, patirtis svarbiausia. Tai va, nufilmavau savo bėdą. Gal aišku galėjau dar pasivažinėti, bet jau nežinau, ar kažkur aš noriu. Pamačiau viską, ką norėjau iš tikrųjų. Ir gesinu baiką, einu ilsėtis ir iki rytojaus.